Aš esu Erika Pakalnė, nutriciologė. Tai padedu žmonėm susitvarkyti su mityba ir lėtiniam ligom. Taip pat analizuoju kraujo tyrimus ir labiau išsamei sukomentuoju jo žmogui, padedu žmogui atrasti jo susirgimo priežastį. Nutriciologija yra prevencinė medicina, tai taip pat galiu padėti ir žmonėm išvengti ligos, kol jinai dar neatėjo. Ir tai būtent parodo kraujo tyrimai. Nes iš kraujo tyrimų galima pažiūrėti, kas jau vyksta organizme, bet dar nebūtinai pasireiškia kaip kažkoks susirgimas. Angliškai tai ir būtų nutritional therapy. Tai yra mokslas apie maistinių medžiagų poveikį mūsų organizmui. Žmonės yra skirtingi ir mes nežinom, kokie deficitai pas ką yra. Gal iš vis jų nėra, gal kažkas yra, ar ne? Tai būtent kraujo tyrimai padeda išsiaiškinti, kokių maistinių medžiagų žmogus neįsisavina, nesuvalgo su maistu ar dar kažkas tenai vyksta. Nutriciologija vakaruose dėstoma jau yra labai seniai. Jinai yra dėstoma įvairiose akademijose, universitetuose, koledžuose. Ir tai nėra kažkas tai tokio naujo, kaip kad Lietuvoje. Lietuvoje šiuo metu nutriciologijos kaip mokslo mokytis dar negalima, bet gal kažkas ateityje pasikeis. Jeigu tai yra kvalifikuotas nutriciologas, tai faktas, kad jisai mokslus baigė užsienyje. Nuo paauglystės mane domino įvairus sveikas gyvenimo būdas. Kaip mūsų organizmą veikia sportas. Aš nuo 15 metų jau bandžiau įvairias dietas ir kaip jos veikia mano organizmą. Pamenu tada, dar tais laikais, čia buvo 2005 metai, tai informacijos internete ten daug nebuvo, bet buvo toks laisvalaikio žurnalas ir tenai buvo rašoma šiek tiek daugiau apie įvairias dietas ar kažkokius sveikatos patarimus. Tai atsimenu, kad man buvo įdomu. Ir aš tikrai viską bandydavausi ant savęs. Ir vienu momentu aš tiesiog nustojau gal tuo domėtis, nes labai daug yra priešingos informacijos, prieštaraujančios viena kitai. Tai kai man buvo 20, aš labai susidomėjau ajurveda, tai yra Indijos medicina, kaip pas mus vakarų medicina, tai ten būtent ajurveda pas juos yra kaip pagrindinė šalies medicina. Jinai labiau tokia holistinio požiūrio, tai yra ne apie vaistus, o apie natūralius papildus. Diagnozė yra iš pulso, žmogaus liežuvio, kūno ir šiaip jo simptomų ir žiūrima į visą organizmą. Ir tai yra irgi labai artimai susijęs su mityba, kad kiekvienas mūsų yra skirtingų kūno konstitucijų, ar ne? Tai tas man buvo labai įdomu, bet kur aš pasimečiau, tai kad, kaip minėjau, internete buvo labai daug skirtingos, priešingos informacijos. Ir dabargi, kai jau pati konsultuoju, turiu klientų, beveik kiekvienas žmogus iš tikrųjų klientas ir tuo ir skundžiasi, sako, Erika, ačiū, jūs man išaiškinot, kaip yra, nes pasimetu toje priešingoje informacijoje, ar ne? Ir būtent, kai žmogui paaiškini, kaip veikia jo organizmas, kaip veikia jo kūnas, tai tampa tiesiog aiškiau. Kaip aš atėjau būtent į tos nutriciologijos mokslus, tai buvo gyvenime ir streso, ir visko, ir prasidėjo autoimuninės ligos ir lėtinė liga. Tai ilgai kankinausi nuo šlapimo pūslės uždegimo, kurio nieks negalėjo išgydyti, nei gydytojai, nei tikrai apėjau turbūt visus Lietuvos geriausius urologus. Buvau pakartotinai apkrėsta viskam atsparia ligoninės bakterija. Tai tikrai tas gyvenimas tos 2 metus buvo pragaras ir kai tau jau niekas nebegali padėti, eini pas gydytojus, sako, nežinau, tai tu vis tiek supranti, kad atsakomybė yra ant tavęs. Ir iš tikrųjų apie nutriciologiją sužinojau per draugę, jinai mane konsultavo ir aš pradėjau pastebėti teigiamus pokyčius savo organizme. Kai jinai pasakė, kad pasidaryk kraujo tyrimus ir sukomentavo, tai man buvo kažkas tokio, wow. Pirmą kartą man kažkas sukomentavo, pasirodo, jie visi turi sąsają ir ten tie žodžiai, viskas atrodė be galo įdomu. Ir jau tada aš nuėjau mokytis pati, sustabdžiau savo autoimuninės ligas. Abi jos yra remisijoje, tai yra odos ligos, jeigu jos nebūtų remisijoje, jos matytųsi. Nebeturiu lėtinio pūslės uždegimo, susitvarkiau daug dalykų savo organizme, jaučiuosi gerai. Kažkada buvo gyvenime etapas, kad
atrodo, kai tau blogai, kai tau skauda, tai tu siurbi energiją iš kitų, ne? Nes tau atrodo vis norisi, kad kažkas padėtų, kad nuimtų tą skausmą. Tai dabar esu visiškai kitoj pusėj. Aš ir sau galiu padėti ir turiu energijos padėti ir kitiems. Sekasi labai gerai. Iš tikrųjų, tai yra veikla, kuri mane veža. Aš kiekvieną rytą atsikeliu ir noriu tai daryti. Man patinka nutriciologija, aš visą laiką tuo domiuosi. Aš nejaučiu iš tikrųjų, aš dirbu labai daug, ar ne? Bet aš nejaučiu, kad aš dirbčiau tuo pačiu metu. Tai sekasi labai gerai, klientų daugėja, vedu paskaitas apie nutriciologiją, pradėjau savo YouTube kanalą, kuris įgauna populiarumą, tai viskas tikrai labai gerai. Tikslas mano yra toks, kad sveikų žmonių būtų daugiau. Ir labai yra gerai, kad klientai ateina pakartotiniai konsultacijai. Reiškia, jiem veikia, reiškia, jie pagavo, kad jie pajautė pokyčius savo organizme, jie mato rezultatus ir jie grįžta. Tai man yra toks didžiausias atpildas. Ateina, pavyzdžiui, statistinis 40-metis ar 40-metė, ar ne? Tai vis tiek žmogus jau nugyveno 40 metų, kaip bebūtų, su tam tikrais įpročiais, su tam tikrais gyvenimo būdo įpročiais, mitybos įpročiais. Ir kaip taisyklė, nuo 30 kažkas jau tam kūne kažkas pradeda darytis. Tai čia irgi priklauso ir nuo genetikos, nuo įpročių, nuo mitybos, ar ne? Ir taip žmogus gyvena, iš pradžių nekreipia dėmesį į tą klibėjimą, po to jau kažkaip labiau ten kliba, vis daugiau kliba, ir tada jau eina ar pas gydytojus, ar kažkaip, duoda vaistų, tada nuo tų vaistų šalutiniai, arba dar kažkas. Žmogus pradeda suprasti, kad vaistai neišspręs problemos, ar ne? Kad problema reikia ieškoti, kodėl jinai atsirado pirmoje vietoje tą problemą, ar ne? Tai nutriciologas ir yra tas specialistas, kuris gali padėti atrasti priežastį. Visa esmė mano ir yra, kad ne maskuoti ligos simptomus, o padėti atrasti priežastį. Ir tai padeda padaryti kraujo tyrimai, kliento klausimynas, konsultacijos metu mes kalbame, aš jau ateinu išsianalizavusi tiek kliento klausimyną, tiek kraujo tyrimus. Ir dar turiu klausimų iš to ir mes kalbam ir jau tada prieinam tą išvadą. Norint prevenciškai prižiūrėti sveikatą ir anksti pastebėti galimus pokyčius organizme, rekomenduojama kartą per metus atlikti išsamius kraujo tyrimus. Parašiau jums išsamų tyrimų sąrašą, kuris padės geriau suprasti jūsų sveikatos būklę, įskaitant baltymų, riebalų, angliavandenių apykaitą, hormonų pusiausvyrą ir imuninės sistemos būklę. Tai paprasta, aišku, praktiška. Tiesiog atsispausdinkite arba turėkite PDF savo telefone, kad galėtumėte pasikonsultuoti su prevencinės medicinos specialistu ir priimti sprendimus, kol simptomų dar nėra. Tai jeigu žmogus gyveno tiek metų, taip, tai nėra taip, kad jisai per mėnesį visų pirma mityba taip lengvai nepasikeičia. Gyvenimo būdo įpročiai irgi, jeigu jie yra įpročiai, tai juos mes turim formuoti po truputį. Visos staigios dietos, staigus kažkokie ekstremalūs dalykai, mano manimu, tai yra papildomas stresas organizmui. Irgi, jeigu žmogus pradeda gerti natūralius papildus, tai irgi nėra taip, tai nėra stebuklingos tabletės nėra, ar ne? Tai žmogus turi derinti mitybą, gyvenimo būdo įpročius, papildus, po truputį atstatyti iš pradžių virškinamąjį traktą. Pradirbti su įsisavinimu maistinių medžiagų. Nes būna taip, kad gerai, žmogui trūksta baltymų, pradeda jisai vartoti tos baltymus, bet jie tiesiog neįsisavina, nes, pavyzdžiui, skrandy yra problema, nepakankamas skrandžio rūgštingumas ir panašiai. Tai būtent, kad tai dar nereiškia, kad mes dabar pradėsim gerti vitaminus, tai kad čia viskas taiga paims ir pagerės. Jeigu, pavyzdžiui, įsisavinimas yra prastas, arba ten kokia gleivinė yra sudirgusi, ar gilios kažkokios jau užsidirbtos problemos, tai mes iš tikrųjų tam galim ir skirti daugiau laiko, ar ne? Tada jau, kai tą sutvarkom, žiūrim, ar yra ten kokia parazitozė, ar dar kažko reikia, ir po truputį dirbam su deficitų atstatymu. Ir jau tada, kai viskas susitvarko, žmogus eina savo ramiai gyventi, žmogus neturi visą gyvenimą gerti papildų, ar ne? Jis turi stengtis gauti viską su maistu, gyventi taip, kad jo kūnas pailsėtų, kad jisai nekeltų savo papildomo streso savo veiksmais.
Ir tada idealiu variantu, kadangi nutriciologija yra prevencinė medicina, pasidaryti kraujo tyrimus kartą per metus, pasižiūrėti, parodyti specialistui, jeigu kažkas ten biškį nukrypo, greit susitvarkom ir viskas. Bet problema, kad ateina prevenciškai tokių klientų, yra labai mažai. Turbūt, nežinau, kokie 3%, gal 3-5, nedaugiau. Dažniausiai ateina žmonės, kurie jau turi arba autoimuninę ligą, arba lėtinį susirgymą kažkokį, ar ne, kurie apėjo jau visus gydytojus, dažniausiai jau neturi išsamius kraujo tyrimus ir ateina ieškodami žmogaus, kuris žiūrėtų į visą tai holistiškai, ar ne, visapusiškai, o ne tai, kad atskirai kažkokį vieną organą. Daugiausiai turiu klientų su lėtiniam ir autoimuniniam ligom. Kodėl? Todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, yra kad ir ta pati autoimuninė liga. Žmonės labai mėgsta nurašyti genetikai ir kad čia viskas, tu atiduodi kažką apkaltinį, bausmė ar dar kažkas. Tačiau nutriciologija, jinai sako kitaip. Taip, tai yra autoimuninė liga, turi ir genetinį momentą, ar ne? Tačiau turi sutapti visi 3 faktoriai. Tai genetika, tada kažkokie vidiniai ir išoriniai trigeriai, tai pavyzdžiui, nežinau, toksinai, stresas, mityba, gyvenimo būdo įpročiai. Dažnai autoimuninės ligos prasideda po didelio streso, ar ne? Ir tada yra dar 3 faktorius, tai yra pralaidaus žarnyno sindromas, ar ne? Kai žmogus dėl įvairių irgi priežasčių, tai čia gali būti ir mityba netinkama, gali būti irgi gyvenimo būdo kažkokie įpročiai, kurie priveda prie, pavyzdžiui, išplinta grybelis, ar ne, ir pažeidžia tą žarnyną. Ir tada į kraujotaką papuola baltymai, kurie tenai neturėtų būti. Ir imuninė sistema nuolat tokia aktyvi, atakuoja ir vienu momentu prasideda autoimuninė liga. Tai visi šitie 3 faktoriai turi sutapti. Nutriciologas būtent dirba su antru tuo bloku, tai kur yra vidiniai ir išoriniai trigeriai, ar ne? Tai nutriciologo darbas yra padėti žmogui atrasti, kas sukėlė tą autoimuninę ligą, ar ne? Kokios buvo priežastys, kurios paleido tuos autoimuninius procesus, kad imunitetas pradeda kovoti prieš save. Juos mažinti, eliminuoti, ar ne? Ir tada, kad organizmas pats turėtų resursų su tuo tvarkytis ir ta liga, autoimuninės ligos nėra išgydomos, bet jos gali nueiti remisiją ir žmogus gali gyventi pilną vertį gyvenimą. Vakarų medicina puikiai diagnozuoja, ar ne? Vat ir jums padarė tyrimą, nustato. Ir tai dar ne visos autoimuninės ligos yra lengvai diagnozuojamos, o jų yra apie 140. Pamenu, kai aš mokiausi, tai mums dėstytoja viena sakė, pamatysit, daugiausiai iš autoimuninių ligų turėsit autoimuninio tiroidito klientų. Taip ir yra, ar ne? Čia skydliaukė, ne? Kai jau skydliaukės veikla yra sulėtėjusi, hipoteriozė. Taip ir yra, tikrai labai daug. Dabar kodėlgi jie ateina pas nutriciologą, o nėra gydymo, kuris jiem padėtų? Nes žmogus yra paliekamas su tuo procesu. Ir gydytojas sako, gyvenkit kaip gyvenat, stebėkit va čia antikūnus ir kai skydliaukė jau sunaikins pati save, ne? Tai ateisit, duosiu hormoną ir gersit ir tada tiroksiną. Taip, teisingai. Bet tai žmogui bloga. Tai gerai, autoimuninis tiroiditas, bet koks, net ne tik autoimuninis tiroiditas, bet koks autoimuninis procesas. Žmogus visada turės mažiau energijos. Kodėl? Todėl, kad daug resursų nueina į kovą su šituo autoimuniniu procesu, ar ne? Ir dėl to jį reikia stabdyti. Dėl to visada žmogus turintis autoimuninę ligą, jo ir įsisavinimas gali būti prastesnis. Jisai ir turės mažiau jėgų. Ir tai nėra okei. Tai žmogui reikia dirbti, žmogui reikia auginti vaikus, ar ne? Jam reikia kurti planus gyventi savo nuostabų gyvenimą. O jam nėra jėgų. Jam nėra jėgų. Ir va čia ir yra nutriciologo mano darbas, ar ne? Mes išsiaiškinam priežastį, nustatom, kas įvyko, nuo ko prasidėjo ir atstatom organizmo deficitus, ar ne? Kad organizmas turėtų resursų įeiti į homeostazę, ne? Kad jisai nueitų tą ligą į remisiją. Tai jeigu mes matom ryškius kažkokius organizmo deficitus, juos atstatant, organizmas tiesiog turi daugiau resursų susitvarkyti su tuo autoimuniniu procesu ir žmogus jaučiasi geriau. Ir reikia suvokti, kad
nėra stebuklingos tabletės. Joks gydytojas gali išrašyti vaistų, bet jis neišspręs tos problemos už jūs. Atsakomybę reikia prisimti ant savęs. Čia yra mano kūnas, mano sveikata, aš už jį atsakinga. Kaip aš jausiuos, taip ir bus. Kaip pasiklosiu, taip ir išsimiegosiu, ar ne? Bet kad mes nejaunėjam, kad mes senstam, tai yra faktas, ar ne? Ta prasme, ir kolageno mažėja, prasideda įvairūs dalykai organizme, jau ypač nuo 35 metų, ar ne? Tai tiek, kiek aš darysiu, tiek, kiek aš sportuosiu, tiek, kiek aš valgysiu, tokią orę senatvę aš ir turėsiu.